Sveiki, sveiki, tai lygiadienis ir kaip mes tą darom ir kaip norim daryti, tai nuostabus laikas ir išeiti į lauką, pabūti, pajausti tamsu, šviesu, naktis, diena, savo kairė pusė dešinė, savo nugara priekis, savo liūdesys, džiaugsmas, viskas dualizmas yra lygiadienis. Ir pabūti gamtoje, pabūti su saule, pabūti su savimi, pabūti dangum, žemę, požemiu, atsiremti į žemę. Labai puiku atsistoti ant žemės ir pasibūti tvirtai, pajausti daug žemės po savim. Ir prasiveršti, leisti savo išleisti visą, kas yra negerai, geriausia yra į vandenį, pasakyti, ar sirgau, liūdesys, piktumai. Ne tą dariau, ką norėjau. Nebuvom, per mažai meilės buvo. Ir viską išlieti. Ką pasakėte? Galima eiti į upelį viską pasakyti. Ir tada nusiprausti su švariu vandeniu ir atsigauti, išsilukštenti. Puikus dalykas išsilukštenti. Tai save sudrebinti, subūti, kad naujas etapas, nauja pradžia, naujas pavasario atėjimas, nauja būtis, naujas savęs pažinimas, naujai save nori pamatyti. Tai reiškia, yra du dalykai. Vienas dalykas viską palikti, ką žiemą buvo, ką miegojot, ką netiko, kas nebuvo gerai. O kitas dalykas - naujai save. Matyti tai, ką norite matyti jau kitą laikotarpį ir save įvertinti, save paaukštinti, save išskleisti saulę, išskleisti pavasarį, išskleisti paukščiam, sau pačiam. Pasakyti, galiu tą, užsirašyti galima. Noriu padaryti tai. Ir kaip kiaušinis. Kiaušinis dabar uždarytas ir jį reikia pramušti, kad atsirastų gyvybė, kad atsirastų nauja gyvybė. Ir tada viskas iš naujo, vėl pavasaris. Dėl to pavasario ta dievybė ir ateina jinai per lygiadienį. Ir būtent kiaušiniai buvo per lygiadienį pirmieji daužomi. Jie buvo daužomi. Kodėl mėnesių vėliau ar ten dar daugiau nusikėlė tos Velykos, todėl kad taip norėjo, tai čia yra politiniai, religiniai dalykai, specialiai norėjo gamtą pakeisti, kaip sakant, kitaip negu reikia. Bet tikroji jorė, tikrosis joris yra dabar, šiandien, rytoj, poryt, 20, 21, 22. Yra 3 dienos, galim sakyti, 20 atsidaro. 21 truputį pastovi, 22 užsidaro. Tai yra dienos, kada reikia vakarais, 5, 4, iki 6 pabūti. Nors 5 minutės pabūti, pasidžiaugti, pajausti, save išskleisti, save praveršti, išveršti. Kaip meška atsikelia, taip reikia save leisti atsikelti, padrebinti. Ir galima kitaip save kaip ir pakelti, kad atsibust. Ir gervės skrenda. Ir paukščiai irgi atsiliepia, jie irgi labai jaučia, kad pavasaris, kad viskas gyva, kad vėl viskas sužaliuos, kad žemė mūsų gyva, kad jinai bus vėl gyva, kad perkūnas trenks į ją ir jinai pradės žaliuoti. Tai tas zuikis su tais buvo labai svarbus dabar. Jisai turėjo paslėpti kiaušinius, kiaušiniai turėjo dužti, vaikai turėjo rasti, kad vėl atsirastų vaikai. Tai nuostabus dalykas yra jorė.
Jurgi, geras vakaras, Juri. Juri, nežanytas, Juri. Na ir mūsų dainos, aišku, yra sužadinti, pakelti, prikelti gamtą, prikelti žemę, sujudinti ją, kad jinai atsigautų, kad padėti jai. Ir vanduo ir ugnis. Ugnis irgi. Ugnį, uždegti galit ugnelę. Irgi, uždegti ugnelę. Ir jai galit irgi padėkoti, pasakyti, kad būtų šviesu, kad būtų saulė, kad būtų šiluma, kad netrūktų tos šilumos, kad netrūktų viens kitam meilės, kad meilė gyvuotų, kad tas džiaugsmas gyventi nedingtų, kad atsirastų tas džiaugsmas, kad ta užsilėtėjimas, tas miegas, žeminis miegas jau nueitų ir prabustumėm tai nuostabiai meiliai gyventi gražioj, nuostabioj, šventoj žemėj. Nes žemė tai visada tyli, nieko nesakanti, viską priimanti, bet nuostabi žemė. Joje gyvenam. Jie džiaugiamės ir joje kuriame, ir joje mylime. Tai tegu tai bus. Daiva Skalsa su lygiadieniu.